Skirtumai tarp Coparto aukciono bei IAAI. Skirtumas galutiniai vartotojai, klientui turbūt jokio nėra. Nes kaip ir Coparte, kaip ir IAAI yra pardavėjai tiek draudimo kompanijos, tiek privatus pardavėjai. Tai jūsų galutiniam klientui, sakykime, skirtumo visiškai jokio nėra. Sakysim, iš mano pusės, iš tarpininko pusės, smagesnis aukcionas ir fainiau viskas padaryta yra IAAI aukcione. Geresnės atsiskaitimo sąlygos, geresnės mašinos paėmimo sąlygos, nes, sakykime, Copartas turi labai griežtas sąlygas ir ten pasiimti mašiną reikia per 3 dienas. Apmokėjimą padaryti taip pat per 3 dienas ir jie ten labai stipriai kontroliuoja ir po to reikia mokėti baudas ir prastovas. Tai sakysim, kadangi, kodėl jie taip daro? Jie daro todėl, kad yra labai daug mašinų. Ir sakysim, jeigu žmonės užlaikytų ten savaitę ar 2 nepasimtų tų mašinų, tai yra nerealūs kiekiai mašinų ir nebūtų paprasčiausiai kur jų statyti ir laikyti. Tai yra padaryta tam, aišku, kad kuo greičiau laimėjai ir pasiėmė tą automobilį. Aišku, mums yra labai nepatogu, kadangi reikia greitai ieškoti transporto, padaryti apmokėjimus, kartais ir klientai laimint mašiną neatsiskaito iš karto ir reikia laukti, arba jeigu paprašom padaryti skubų pavedimą, bet klientas galbūt ne specialiai, ne iš atidumo padaro paprastą pavedimą ir taip nusitęsia jo pavedimas, kol mes gaunam. Tuo atveju tada prasideda visokie prastovos, baudos ir taip toliau, bet kadangi mes stengiamės klientui padėti ir nenorim, kad jisai mokėtų tų baudų ir prastovų, tai kai kuriais atvejais mes iš savo pinigų užmokam, tai kol gaunam iš jūsų pavedimą. Tai sakysim, kas liečia patį netgi aukcioną, kaip vyksta, tai Coparto aukcione tai viskas, sakykime, yra gan paprasčiau, ten pats statymas live yra paprastesnis, pats ekranas, vaizdas ten yra daug paprasčiau. IAAI aukcione labai fainiai ir smagiai viskas padaryta, ten labai gražiai galima susidėti savo automobilius, žiūrėti, ten išskirsto vieną po kito, o Coparto reikia kiekvieną atskirai jungti. Tai va, tokie skirtumai. O žiūrėti ir pirkti, tai jums visiškai nėra jokio skirtumo, kaip ir realiai mums. Tai yra kažkiek tik tai prioritetai aukciono, kur fainiau. Bet jūs pirkit, rinkitės, siūskit mums savo variantus ir mes tikrai nupirksim iš to aukciono, iš kokio jūs tik tai norėsite.